ko gero pačio svarbiausio ženklo, tai yra kelio ir dviračių trasos numeris. Ir kodėl aš sakau svarbiausia? Todėl, kad jis turi net 4 klausimus regitroje. Taigi, žalios spalvos ženklas nurodo tarptautinį kelią, raudonos magistralinį, geltonos krašto, mėlynos rajoninio kelio numerį. 4 klausimai bus. Pirmiausia, noriu paaiškinti. Automagistraliai žali ženklai, kituose keliuose mėlyni ir jeigu ženklas gyvenvietė ir nurodo gyvenvietės dalį, baltas. Jums bus klausimas, reikės žinoti ir pažymėti, kurie ženklai yra išankstiniai, labai lengva atpažinti. Apačioje yra nurodyti metrai iki pirmojo posūkio. Taigi šis ženklas statomas iš anksto. Na ir labai lengva atpažinti. Jeigu jūs važiuojate į Klaipėdą, jūs važiuosite automagistralį. Jeigu jūs pasuksite į dešinę, matote iš karto mėlynas fonas, vadinasi, jūs važiuosite tarptautiniu ir magistraliniu keliu. Stovi gyvenvietė, jeigu pasuksite į centrą, važiuojate tiesiai, patenkate Plungę arba į Šiaulius, magistraliniu arba tarptautiniu. Taigi jūs važiuojate ir matote vieną. Jeigu jūs pravažiavę šį ženklą apsisuktumėte, kiek leidžia jums kaklas, jūs pamatytumėte štai šį atstumą. Taigi, kai jūs važiuojate ir aiškiai matote kilometrus, tai ką tai reiškia? Jūs dar tik tiek nuvažiavote. Norint pamatyti, kiek jums dar liko, jums reikia persisukti per petį ir pažvelgus atbulomis pamatysite, kiek jums liko iki objekto. Tai, ką matote aiškiai, tai yra nuvažiuotas kelias.